Sveiki, aš esu sesė Lukrecija ir mokausi kinologijos specialybės. Man labiausiai patiko šiandienos užsiėmimai. Šiandien mes ėjome į lauką, kai jau buvo tamsu ir turėjome įvykdyti kelias užduotis. Nufotografuoti ženklą, ant kurio buvo parašyta atsargiai piktas šuo. Taip pat nufotografuoti ženklą šunis vedžioti draudžiama ir daug kitų. Tada turėjome ieškoti informacijos internete apie šunų kinkinius ir apie policininkų šunis. Man labai patiko ir iki. Sveiki, aš esu sesė Jorė. Mokiausi kinologijos specialybės ir man labiausiai patiko kepti keksiukus. Juos pardavinėjome po 2 litus, o surinktus pinigus skyrėme Šiaulių letenėlį gyvūnų globos namams. Sveiki, aš esu sesė Urtė. Mokausi kinologijos specialybės ir man labiausiai patiko imti interviu iš Skaibos ir domėtis šunų veislėmis. Labą dieną, aš esu Ula Vilkiukė. Labą dieną, aš esu Meda, noriu būti vilkiukė. Na, vilkiukė ir būsima vilkiukė, tai kas jums šitame realybės šou labiausiai patiko? Ula, kas tau labiausiai patiko? Man labiausiai patiko eiti į Šiaulių letenėlę. O kas yra Šiaulių letenėlė? Šunų prieglauda. O kodėl tau ten patiko? Ten galėjom pavedžioti šunis, buvo ten labai linksma, ten buvo labai gražių šunų. Medo, tau ką patiko veikti su kinologais? Kepti keksiukus. O kur mes tos keksiukus dėjom? Pardavinėjom. Ar skanus buvo keksiukai? Taip. Ula. Ir mes tuos surinktus pinigus, už keksiukus vežėm į Šiaulių letenėlę. Sveiki, aš esu sesė Adelė, baigiau kinologijos specialybę ir man labiausiai patiko. Vieną dieną aš su sesė Urtė ir sesė Eglė bei šuniu Ursu ėjome į agility sportuoti. Ir man labiausiai patiko, kai man leido su Ursu šokinėti per kliūtis.